Kostai. Labą. Kiek šiandien darbo turėsi? Va tiek. Turėsi šitą, turėsi tą ir turėsi Antaną aptarnauti. Ar Antanas pats aptarnauti? Atrodo, su šituo bus per daug jau darbo. Kas čia nutiko su broliu? Apsisuko pirmam posūkį ir nulaužė sparną ir viskas. Nieko rimto. Daugiau važiuoja, sukasi gazo, tik tai duoti ir išmokti važiuoti. Būtent išmokti važiuoti? Taip. Gerai. Tai įsirbėjimą tas map sensoris. Kas dar? Tai skaičiatuvas pačioj toj skrejykas naujas. Tai gal Vytautai sakyk, ko nekeitei? Nebėra ko pasakoti. Taip pat temperatūrinį, jeigu atjungi, ką daro? Ar visai atjungi? Nežinau, nebandėm. Visai atjungi. Nes tau turėtų sunkiau kurtis tik tais. Nes dėl temperatūrinė tau papasakos. daro. Nu taip. Tai ką, Honda dar kaprizijas? Vis dar. Tai kas tenka perkurinėti? Nu taip. Ir progresuoja kažkodėl, tai šitas reikalas. Ne? Kaip vilkyčiai? Labai smagiai, super. Lik ir nebuvo noro važiuoti, bet išvažiavai? Jo, netyčia išvažiavam ir išlikimo finale visai normaliai paėjo. Kaip ta čempioniška trasa vilkyčių? Nu super, kur tu ne. Ajendas tenais jau. Nu taip, gražu. Nu tik tiek, kad tai tokia ilga, greita labai. Sakykim, ten su silpnesnė mašina, jau ten kažko labai neparodysi. Tai kai techniška trasa, daug posūkių, tai tų arklių nebetiek reikalaujantį, gali ten dar kažką išsigaudyti, o dabar tai jau žinai. Kaip čia akmenės trasa? Gerai, neturi irgi nieko blogo. Kaip tas reljefas, pakilimas, posūkis, tai super, visur, kur yra reljefą, ten smagu važiuoti. Ką klasė su Mikalausku remsi? Stipri klasė? Stipri, normaliai, viskas. Nu ir gerai, nori tų stiprių konkurentų? Bus veiksma. Tai noriu, bet sakau, kai taip nevažiuoja, tai kažkas, Išmuša iš vėžių važiuoja. Jo. Ir nežinai, kada laukti tą reikalą. O kai sulauki, tada prasideda badymas. Žinai, būni susikoncentravęs, tą mašiną kažką, koncentracija nusimuša. Taip. Nu nieko, kaip nors. Jubiliatas. Kiek, 13? 13. Bernas? Visas vyras. Drūtas vyras. Nu, kuo Antaniukas? Nieko. Šampanas išgaravo? Seniausiai. Reikės šiandien kitą šampaną paimti ant podiumų. Stovi. Nu, sakykime. Nuo podiumų paimti šampaną. Jo. Kaip klasė, ką Kažimekaitį turėsi stiprų? Kažimekaitį, Šatkauską, Žiaugą, Sapolionis, Bražionį. Kaip golfytis? Lempas matėm gražios. Biški kreivas lempas. Vieną aukščiau, kitą žemiau. Po kontaktą išsilygins. Akmenės trasa, pirmas kartas? Pirmas. 2 kartus žiūrėjau, pirmas kartas važiuojamas. Kuri trasos dalis tau labiausiai dabar patiko, kai gavai treniruotę? Sakyčiau šita, kur tramplinas, galva apsisikė. Gerai, tai tu tramplinų šiemet visur tau. Jo. Bet ne toks gal aštrus kaip plungiai. Kaip? Gal ne toks aštrus kaip plungiai čia nai. Ne. Labai švelnu čia. Plungiai labiausiai patiko, ten smagiausias. Ten jau kai tvoji, tai jau tvoji. Jo. Gerai, koks nusiteikimas? Geras. Pirmas trejetas? Sakykim. Ar pirmas dvejetas? Pirmas trejetas. Graži diena, atrodo buvo lietinga. Trasa kaip neminkšta? Minkšta, kai išsimuša labai kieta, nes yra tokių vietų, kur atrodo, kad apsiversi. Tai reikia atsargiai. Jo. Bet tikėkimės, kad bus gerai. Taip. Gerai, sėkmės. Kur Gedas taip mintis padžiovis? Ai, miegu dar. Čia miegoja ir anksti važiavo? Atvažiavom iš ryto, Santanėlį kartu. Nu kaip ta trasa akmenės? Nieko, prieš 4 metus treniruoti, teko važiuoti
pirmą kartą bus varžybas, tai... Bet niek nepaskeiti po tų 4 metų. Gal ne, nežinau, neatsimenu. Antanas sakė, biškių duobių prasimuša. Kad normaliai, nejaučiu. Kaip tas reljefas? Geras, man jis patinka. Ne lyguma, žinai, tas pakilimas, nusileidimas. Žiauriai faina šiandien. Yra ir greičia, yra ir posūkių, ir taip visai smagi. Važiavom čia pro Dalyvių parką Nėrius, tai kažką bandom maigint golfui. Kažkokių problemų gal turi? Sakė, jo Po atstumas Turkijos. metų. Ir po Tai Turkijos sakė, užsistovėjo. vakarė tik motorą įsidėjo. Nes tai va, reikia pakalbinti. kažką tvarkė, greitą karterį kažko ieškojo. O kaip tavo golfas? Be juodų dūmų. Taigi va, aplopėm po Vilkyčių ir po, kur ten, Kupiškę, ne? Tai Kupiški tada Vilkyčiai. Na tai va, po nieks nedaryta. Kaip Vilkyčiai susivažiavo? Būtų gal ir geriau, bet, žodžiu, trūko biški bėgi. 6? 5. Kaip tai Nivanulė sako, tik tai per šventės. Žodžiu, ribotus labai jau anksti įsijungdavo ir Nes trasa ilga, techniškai jo, tenai. trasa ilga ir greičių kiti dėžė greičiai. per trumpą. Tai ten tai trasai reikėtų ir atskiros dėžės, jeigu jau važiuodavo. Apibendrinus patiko, smagu. Ir diena pakliuvo graži. Graži diena, gerai, kad finale pasisekė, tai 5 važiavau. Nebuvo bairių su falstartais jokių. Nebuvo Šį šį kartą kartą. ramiai. Ramiai. Nu ir gerai, kaip klasė. Šiandien? Aha, stiprių turėsi. Na tai va, bus įdomu. Reiks pakalbinti Mantą, gal šį kartą Na tai va, įdomu, matai, ar čia bus kur lenkti sunkiai yra, kur Siaura trasa. siaura, jo. Čia va tas posakis prieš finišo Ir bokštelį. jeigu yra kur lenkti, tai jau putros daug, tai vat. Ai, tai Čia jeigu bandys lenkt, kad iš galo neprasileis. Jeigu putros neperšoksi, gali ten ir likti. Jo. Nu gerai, Gedai, tada sėkmės tau, einam čia dar kitus pakalbinti. Kiek čia Zateškių skaičiavai kilogramų jau ant golfo sutūpi? Daug. Kokie nurodymai, tėtei? Tėtė nesakys, nežinau, dabar. Tėtė geria Redbulikas sparnų šiandien turėtų. Tai jam 2 mašinas aptarnaut vienam šiandien. Tai kad driveriai labai tokie neduodantis daug darbo. Sakykim. Daug dievė šiandien. Ne, viskas gal gerai bus. Užpakaliukai sakiau jas trasai. Jo, sakė, kad Šakiniai. apsisuko palauk. Ar užsimetė? Jau vienas Užsiminė. iš toks buvo. Stogą turėjom, mūsų kupiškai. Paulius? Nuo tramplino ir ant stogo. Opa. Krikštas? Jo. Pirmas jau stogas. Nieko, Ta akmenė, daugam nauja trasa nieks nevažiuoja, tai žinai, pasidomu, kaip čia. Aš Jums čia 3 yra kartus skirta buvau. 20 minučių Su manim pertrauka ir po jos Aš prasidės buvęs. pirmieji O kvalifikaciniai taip tai, važiavimai. nu kas pradės važiuoti ir... Eiga Įsivažiuos žinote, viskas. Tai prašome gerai, kalbint Paulius, kaip ten jam. automobilyje prisisegus ir saugūs ir viską Pauliau. Mechanikas, gal galima pakalbėti, daug informacijos duos. Kas čia dabar per krikštynas? Joninės dar nesivaikė. Ne, tai tada reikėtų ant laužo deginti, o ne trasai vartyti. Viską padatos Paulius. Daug turi defektų su laužimu. Radiatorius. Pagrindinė problema. Radiatorius viršus lenktelis nulūžo, bet viską pakeisim. Turim radiatorius. Galvas gal nesilaužys. Tu į kolektorių. Tiesiai. Pauliu, tiesiai. Ant Zateškių ir gerai bus. Svarkę turim. Kelintam rate virtai, Pauliu? Trečiam. Antram? Ar trečiam? Trečiam. Trečias ras buvo. Trečiam. Tai jau drąsiau pasijutai. Per anksti suklupus. Per tą kalną nesimato, žinai. Nu va čia tas reljefas trasai, bus įdomus dalykas. Nu bet daugiau labai demedžio nieko. Stogas pasilamdė, langai nieks nedūžo, neiškrito. Nu ir gerai tada, nebetrukdau. Stankevičius. Stankevičiūtė bus. Nu matai, įsikūrėt iš vakaro. Išsimegojai? Ramiai. Jokio jaudulio. Dar jauti jaudulį prieš varžybas kažkokią, ar taip ramiai išvažiuoji? Ramiai. Tėtė gal daug palaiko.
Pasakau, ką daryt, bet... Tenka palaikantį žodį kažkokį matai pasakyti prieš varžybas. Ar per varžybas dažniau tenka pasakyti kažką? Prieš pašnekėjom ir dabar žiūrėjau. Kaip pašneka tėviškai ar kaip treneris? Kaip treneris. Gerai, smagu. Gerai, kaip pasiruošimas? Kiek pusašių? Kiek du yra įdėti? Nu gal nereikės tikėkime. Nereikės. Paskutinį kartą kur? Kupiškis? Kupiškis. Kiek čia dabar turėjai pertrauką? 3 savaičių? Panašiai. Blemba, po to lietus galvojau, čia bus... Nenustos jisai, bet kažkaip po šiandien tokia... Kad šitoj pusėj... Apie kelią čia mes atvažiavom. Apie 7, tai sausio buvo. Gerai, žinai, atrodo, tas baisesni reikalai. Kaip tau trasas ar vada? Labai puri, mes kaip paskutinį važiuojam, jau užpurenta labai. Tai tas biškis sunkiau, mašina labiau mėto. Tai ką padangas reiks pasirinkti, ar jau kažką atsirinkot? Ne, tai važiuosim kaip yra, tiesiog priprasti reiks. Siaura, šiek tiek gal trasa siauroka. Jo, vienas kitas posūkis platus. Tau tie šuoliai, tie tramplinai, vadinkim, pakilimai, nuslydimai ar vada turėtų būti labai įdomus. Iškelia, smagiai. Žinai, kad nepabėgti tą mašiną. Na. Tai jo, gerai tada, sėkmės, prieisim. Eit. Labas. Labas. Pirėlė atstovas. Labas, Arnas. Ir labas, Aidai. Labas. Nu, statelių siaubas. Kas? Statelių siaubas, baba. Juokais. Kaip tau, kaip šiandieną? Teisim, pirmą kartą visai šitai, tai... Nu čia kaip kam, ne kaip kam, čia labai dažnas pirmą kartą atrodo ir tas stažas autokrose, bet akmenį pirmas. Galimai taškas. Tai va taip pagaudus nebuvo, pagaudo viskas. Bet trasa, žiūrint iš tavo perspektyvos, čia ta, kuri verta aplankyti? Nu, bent vienas iki tikrai verta suvažiuoti, darbinė trasa. Labai neduodasi palaiduoti, posūkiai. Atrodo, einant kaip ir posūkiai viens nuo kitą toli, bet važiuojant labai viens kitas artyje. Tai lenkimų vietų kaip ir nelabai. Čia startas tada? Jo, startas turėtų ką išlošti, tą turėsi grubiai. Tai startė, tai jo. Kaip klasė, ką turim? Daug? Visi pastovus. Visi tie patys, tik balius kitas. Svečiai tie patys, balius kitas. Jo, tie patys, kad daugiau naujų, kad naujų nėra. Nu kažkaip tai servadas sunkinas, tas atrodo galas varomas pasijaunimo tarpe labai jisai... Kaip ir turėjo būti iš Latvijos vienas dar plius atstovas, bet nėra irgi. Nėra kažkiek. Tai kas Latvijos su Žiguliais būtų važiavę? Ne, BMW irgi. Man registruotas buvo, bet nėra. Čia iš Priekulės kažkur, tai čia gal ne to. Na, taip ir toliai čia jam gal. A daugiau tai visi savi. Matos iš veido labai ramus, tai kažkokia streso. Be nervų šiandien jokių. Nėra čia ko nervuoti. Tai niekada. Tik tai pats iš save įkvosi. Tai žinai, tai piktai suima, kai tokių kontaktų bereikalingų būna. Tie tokie mikrokontaktai. Mikro, jo. Tai kur mikro, kur daugiau nukenti, va tokių. Kur mikro, tai žinai, padažiai truputį ir vėl važiuoja. Kai reikia remontuoti ypač trasą, parke, žinai, būna kaip praeitas. Ką paskutinį remontą tokį didesnį turėjai? Dėžę pasikeičiau. Po Kupiškį. Važiavau su sugedusią dėžę, bet šiaip netai pabaigiau. Kupiškį tiesą pasikeičiau. Galas buvo, jeigu ten gavęs. Kontaktas buvo. Taip kaip ir? Tikėkimės be kontaktų. Kas tu? Arnai šiandien už mechaniką. Jo, ratom keisti. Kaip sakant, kad rankos tavo labai švarės. šiandien teisėjų nereikia dirbti? Tu gal seneliui padėsi? Padėsi seneliui? Išvalo viską, purvą nuvalo. Tai visada jisai pirmą manį. Kilogramas numeta, kad startę gerą turėtum. Pirmą manęs ryte atsikėlė 1:30, antrą išvažiavam iš namų. Tai turi tą, kuris tave traukia į varžybas. Nesakau, važiuojam su tėtė iki čia. Iki čia ne. Su tėtė, matai, vėliau atvažiavo, 9 beveik su maniau 6. Gerai, šaunuolis, kad patinka ir padedi. Gerai tada, sėkmės savaitę. Dėkui. Kur čia dar mūsiškių? Ten turim Kalauską. Čia visi kažkaip ir staldo mūsiškiai šitoj vietoje. Ir gerai. Tenais daugiau veiksmų. Pas Paulių? Tai jau buvau. Po stogo. Nėra dabar jam labai daug laiko kalbėti, reikia netrukdyti, žinai. Gedas tas. Pas naują vairuotoją? Jo, pas Gedą buvau. Pas naują vairuotoją subagino į. Dar užeisi, labai daug. Išvažiavo dar negazdinsiu kamerom, žinai. Išvažiavo į treniruotę, pirmas posakys ir apsisakė. Nu, matai, gale. Patirtis gale. Taip. Tai prastai važiuoti, prisitrint. Bet smagu. Bagį turim pirmą Kupiškį. Jo.
kiek važiuos tiek, bet tą patirtį, žinai, rengsis. Arba aš kažką tik klystu, bet Zavarskas anksčiau už Kupiškį nevažiuodavo? Tai važiuodavo, bet jis į Europą. Jo, bet jis irgi, nu, ta prasme, pagės važiuodavo. Nu, bet čia va, to vietinėse varžybėse. Nevažiuodavo jis vietinėse, tai va, pirmas, kaip sakyti, vietinis jau Europos vis tiek gerai, vardą. Nu, ir tas bagis, žinai, kvatrinis, tai tas jau toks jau vyriškas reikalas. Ir jeigu aišku, užsikabins gilin, tai čia... Tai duok dievė. Bandyti reikia kažkaip kelt. Rengi kilometrus. Žinai, tie kilometrai, jeigu susirenka sklandžiai gerai, bet kiekvienas įvykis, kiekvienas tas... Skausmingas, esame pinigai. Žinai, numuša, tai va, jeigu tu tuos atlaikai pakilimus nuokričius, tai viskas tvarkoj, žinai. Čia jau toks dalykas, va. Nepasisekė, nu tai gerai, čia be didelių nuostolių. Radiatorius, aišku, darbavas, taigi... Jo, tai žinai, jokia stoikė, niekas labai nesuvaldytas. Sakykime, va, 100 eurų ir krita iš karto. Antifrizus, radiatorius 60. Na, bet žinai, pamoka gyvenimui bus. Gerai, jeigu pasimokins, jau būna, kad nepasimokins. Ne, šiaip Paulius labai ramus iš savo važiavimo, tai nėra kažkokios. Tai klaida, biškį gal padaugina į tą posūkį, ten toksai klastingas. Jisai sakė, nematė po tramplino, kaip tenai. Kaip jis galėjo nematyti, negi per man ratė vertės, aš tai nemačiau. Trečia, man atrodo. Ne, tai žinai, gal pirmas ratas, antras įsidrasino ir... Ne, kiek jis pasakojo, man tai jisai per tą trampliną, kai ėjo, jisai mašiną pasukė, pamatė, kad artėja, bandė tiesiai, bet jau pamatė, kad pepina ir jau... Na tai kitam važiavimui žinos, tai gerai tada. Einam pas kitus į garažą. Valsis? Labas, Mat. Labas. Nu. Labas, Akmenė? Labas, Akmenė. Ne pirmą kartą? Ne, nu, varžybos pirmą. Nu, čia praktiškai visi pirmą kartą. Nu. Kaip tu, nevertai, neapsisukai? Da, ne. Paulius pasikrikštijo. Ai, man kapos atsidarė, išvažiavau. Trimaitės su Pagi pasikrikštijo ir apsisuko. Klastinga trasa pasirodo, Nu, biškė. Kas kapotai buvo, atsidarė? Atsidarė, priekis, nu. Netikėtai. Prieisim prie tetės, paklaus, kiek dar turi kantrybės SRX, kiek tu jos turi? Nu, dar kažkiek yra. Sustvarkėt bėgius? Bėgius tai sustvarkėm, tai Vilkyčiuose tada finaliniam, nu, važiavime paskutiniam rate viskas, užburbuliavo, nebevažiuoju. Iš trečios pozicijos kritau į 5, bet ten gausiu ketvirtslių, nu, baigiu ketvirts. Nervai atlaikė, vairas atlaikė nervus? Atlaikė. Kokiu jis tik žodžių nesulaukė, Žiauriai apmaudu tokioj trasoje, trečią poziciją. Kokia klasė buvo? 1.6. Jo, bet kiek dalyvių? Apie 10 jaučiu. Iš 10 dalyvių važiavai trečias? Nu, žiauriai apmaudu. Baisiai. Nu, bet nieko nepadarysiu, toks sportas. Svarbiausia, nu, pas mumis atvažiavo biškį su gal nesinigim, su tais civikais. Nu, bet tu vis tiek sugebėjai tą trečią poziciją? Tai sugebėjau biškį, gaudžiau ir tuos civikus, bet, nu, gavos kaip gavos. Kaip visą dieną klostėsi Vilkyčiuos? Viskas gerai, įvairiai buvo. Penketukė visą laiką? Pagrindė, ketvirtukė, va. Trejetukė šiaip išsilaikydavau. Stabiliai laikaisi. Svarbiausia tuos sezoną už galą palikau viskas. Tai kas tau tada gavas Vilkyčios finale prisidėjo ratų ir tas prisidėjimas ratų iššaukė kažkokią gedimą tada, vadinkim. Kažkas sugedo, dabar atvažiavom prieš Telšius, prieš čempionatą įsitestuoti, bet dabar važiuoju, be problemų viskas. Gerai, reisim tada eiti, tėtis panervuoda su kamera. Nu, tėti, laikys ant Zateškės? Žlemba, matai, išvažiavom į treniruotę tie pavargę užraktai. Aha. Jie atvertė kapotą. Mato klausiau, sakau, tes paklaustai, kiek dar turit tos kantrybės, tų nervų su CRX-u? Nieka, nu, reikia sezoną pabaigti, o paskui žiūrėsim. Tikriausiai paskutinį sezoną su juo bus? Nu, su juo, nes vis tiek kažką turim mąstyti stipriau, nu, išsukęs visą, negali taip važiuoti, žinai, tiek metų, kai nebetobulėjai niekur, žinai, kai nebėra galios iškobė ir spaust kažką. Matas sakė, po Vilkyčių turėjo tą tokią apmaudų gedimą, kur prarado trečią poziciją ir vairui teko atlaikyti daug jo nervų. Šiaip palei planą, šiandien kaip jau, nes labai turėjau daug darbų, žinai, palei planą turėjau nebeatvažiuoti šiandien, bet vakar toks 11 valandą susėmėm, sakom, davai važiuojam, susistrategavom, nes
bet kokiu atveju būtumėm turėję važiuoti kitoj savaitėje va iki Kupiškio, žinai, nes nežinom, kas buvo, prasitestuoti. Ta prasme, paskutiniam rate Vilkyčiuose, kai pusę ratą lika, dinga trauka, va. Tai kažką įtarėt ar? Nu, neįsivaizduoju, nes po uždarą parką jis, kai grįža, viskas vėl veikia. Ta prasme, nu, kaip niekur nieko. O čia kai laužikai. Nu, norėjau sakyti, Vytautas ten irgi neprasisprendžia. Nu, bet taip nėra buvę, žinai, ir dabar, va, treniruotė suvažiavo niekur nieko. Tai realiai atvažiavom, nu, stipriai išsitestuoti, sakykim, gal ten... Nu, žodžiu, pamatysim stiprą važiavimą, nes reikia ištestuoti. Sakykim, turim išsitestuoti, kad il telšius jau visų pajėgumų važiuoti, kiek jau galim. Reikia šį sezoną maksimaliai suvažiuotų, o daugiau žiūrėsim, ką galim išspausti, žinai. Kažkaip vis tiek, kitam sezonui tikrai planai kažkaip stipriau kažką daryti, nes, nu... Rezultatus galima rodyti, bet jau technika nebeleidžia. Jo. Gerai tada, ką? Bandyt tą sėkmę išlaikyti šiandieną. Nu, bandysim. Jeigu tik technika laikys, tai viskas tvarkoj, manau, bus. Gerai tada, eisim. Labas, Turkija, Nerijau. Aha, Turkija. Sveikas atvykęs į realų gyvenimą. Realas. Pasakok, kas čia vyko, girdėjau, labai skambinai motorą. Tai kad kažko pler pradėjo. Pavažiuoja biškį ir viskas prasidėjo. Prieš kiek valandų tas motoras įdėtas? Girdėjau čia kalbas, kad prieš 16 valandų įkištas. Ką turėjai? Sirbliuką keitėm ten, kur tas originalus eina, sakė Dalius. Ai, kur Dalius tau davė tų minčių idėjų. Kitą perdėjom, bet kad čia dabar kitas bėdas kažkoks atsirado. Tai kas gauna su kuru turi? Nežinau, pler pradedu, perjungi masę, vėl gerai, vėl pradedu. Neaišku, dabar pakeitėm žvakį to. Nu gal pats šlykščiausias dalykas į elektrą. Tai va, kad neaišku kas. Kompą pasijungiau, niekad nerodo. Tai dabar treniruoti ir pravažiuoji toks burbuliuodamas? Jo, kaip ir nepravažiavau, praradėjau skaitikį. Apmaudu? Labai. Po atostogų grįžęs? Važiuoji ir negali pravažiuoti normaliai. Mantas įdarbino tave po atostogų, tavęs labai laukė? Darbino, atreguliavom, jam atreguliavom, mane nevažiuoji. Nu galgi kaip nors. Bandysim dar. Viltis miršta paskutinė. Būtent. Bet viltis durnių motina. Būtų geriau kokį kažkas kito, ne? Nu, kad būtų, žinai, ta problema aiškiai, kažkas. Dabar... Ar tik kaltų, užkalta, tai jau tebūnė, žinai, paėmė pakeitei. O dabar čia nieks neaišku. Nu. Atrodo, čia dirba, išvažiuojama, tai... Nu gerai, bandom nenukamint nosį, čia gal prasispręsit, kažką išsigaudysit. Mechanikas... Tikiuosi, kad jau pagavom. Jau biškį taip jau pradėjo. Už ausutą. Jo. Gerai. Jeigu tą kiškį būsim pagavę, tai bus viskas tvarkoj. Nu tikėkime, žinai, įsigausit. Kiek 3 kvalifikacijos ir finalai? Laiko bus, žinai. Tik tai, kad startą... Ai, nors čia, žinai, ta burtų kelias. Kelias, bet nu, vis tiek taškai. Vis tiek noris ir suvažiuoti sportiškai. Taip, ne, kad tik važiuoti. Nu gerai, tada sėkmė. Sveiki gyvi. Kur driveris? Nu, tas latvis neblogai. Palaikymo komanda. Svagurkai. Į vidų. Ne, laukan įsiveda miškio driverį. Nu, Mantai. Ką? Atsigaudėjai? Neris sakė, davai darbą tu jam. Tai jau biškai. Su viskas sutvarkė. Tai žmogus spėja tašės išsikrauti ir iškarti iš lėktuvo ar garažan? Spėja, vis gerai. Tai ką turėjot? Dabar sutvarkė, vis tvarkė. Tai ką turėjot? Generatorių restauravom, žvakės laidus naujus dėjom ir žvakės naujus dėjom, daugiau kaip į visą. Tai sakai, generatorius buvo pagrindinė problema? Jo. Taigi bai generatorių iš Strazdausko dėjęs? Kitų klausinėjau, sakė generatorius. Aš nedėjau Strazdausko, nes škyvus buvo per mažas. Man diržėlis nebuvo, netika. Ai, tu su savu dar važiavai. Lemia, koks šlykštas dalykas elektronika, ne? Nu dabar, aš nežinau, treniruotę pravažiavau, kaip vis gerai. Spausi gedą gal pagaliau? Ne, dabar eisiu. Kiek leis, tiek važiuos, dabar reikia būtinai. Nebus kaip Pauliui? Ne. Su dugnais? Ne. Kaip golfas stovi šitoj trasai? Šiaip esi važiavęs? Ne, pirmą kartą. Tai čia žiūrėk, vos ne visiems pirmas kartas akmenė, nors ir tam krosė stažas yra, bet akmenė... Pirmas kartas. Šiek tiek galas slidiniai, bet vis gerai. Jo, sakė Antaniukas, kad tenka galas pagaudyti, žinai. Ant posūkių slidiniai, šiaip gerai. Kaip padangos, o čia kažką naujo turim, ar čia tik tai švarios? Ne, naujo čia dar. Reikia. Naujų. Reikia investuoti. Savo nepavažiuoti. Šiandien turim atakuoti. Kaip burtai, ką įsitraukiai? 6 vietą.
Dabar startuosi. Pirmas pogrupis iš paskutinės vietos. Aha. Tai gausi lenkimų. Bet čia šitą trasą gal sunku biškai ir apsilenkti dėl jos specifikos, reljefas, siaura, žinai. Čia va nebent va gal, čia va tas nusileidimas ir posūkis, žinai. Gal toks bus jackpotas arba įkišė arba ne. Čia pasidom, čia mašin turėtų kentėti visiems. Sakai, reikės daug... Tai džokerio nėra. Šiaip būtų gerai džokerio. Reikės daug polirolio, duct tape ar zateškių po šitų varžybų. Kokios sekančios varžybos po šių? Latvija, Aisrūkne. Kiek laiko turėsi? Kitą savaitę ir viskas, man atrodo. Tai 2 savaitės laisvas grubiai. Nežinau aš normaliai. Liepos 13, man atrodo. Nu tai grubiai 3 savaitės. 2 savaitės laisvas turėsi. Taip, 2 laisvas savaitės. Tai jeigu labai nieko nepridirbsi, spėsi, jeigu labai pridirbsi, teks ir naktis paaukoti. Kaip pačiam nusiteikimas? Kažkoks jaudulys? Ai, man visada yra jaudulys, bet dabar... Bet susitvarkai su tuo? Jo. Ar padeda iš komandos kažkas tvarkytis? Ne, pats nereikia pats. Nueinu į mašiną. Pats jaudinės pats ir susitvarkai? Šiaip dabar yra tos jaudulys, nevažiavęs jau trasoj, nežinau, kur stabdyti, ant posūkių. Žiūrėsim, kaip bus. Bet tai ką, galvoji per pirmą kvalifikacijas iššaudyti? Jo. Gerai, žinai. Šausiu iš karto. Labai reikia, aš noriu. Man reikia šiandien... Vazonėlę, reikia vazonėlę. Nes 3 taškas atsiliek nuo 3 vietos. Tai reikia biržai paspausti. Kukis. Sakyk, neriukiu biržai. Gerai, tai pastrateguokit. Ne. Darysim, darėm, vis gerai bus. Gerai, tada šaunuoliai, jeigu kažką jau turit, svarbu golfas atlaikytų, kad mechanikai sutvarkytų, iškilus dideliam problemom. Gerai, tada man tai prieisim po kvalifikacijų, pažiūrėsim, kaip sekasi. Gerai. Iki. Mechanikas, vairuotojas, kodėl mechanikas nešneka? Nėra noro. Ką, Justas? Apsilėkti. Pavaikė, jie tarė pavaikė pirmam rate važiavime. Ir taip ir taip. Kas priekuliai vyko, buvo išvažiavęs? Nieka, varžybos. Kaip Žemaitijos taurėje buvo, važiavom tik 2 lietuviai. Kaip Civikas, susidraugavai? Ne, dabar gerai. Prasisprendai? Jo, gerai viskas dabar. Bėgiai jungės, sankaba jungės. Dabar malonu ir važiuot? Jo, dabar tik kita bėda ištinta, pradėjo dūmais verstis. Nu kažkaip tų bėdų čia nepasiviena. Gal žinai jau. Jau tas sezono toks jau galima sakyti vos ne viduriukas, jau įsibėgėja. Tai žinai, mano motoras irgi nebuvo rinktas, tai gal ten laikas ateina. Kaip pačiam šiandien pakovos nusiteikimas? Matysis. Kaip trasa, važiavęs ar pirmą kartą? Senai važiavau jau. Esu važiavęs. Senai važiavau. Bet jinai nepasikeitus, ką turėjai ir ką dabar? Paskutinį kartą gal važiavau su 7 Civiku. Ai ne, važiavau su 5, bet ten nedirbo niekas. Tai dabar keista. Vilė važiavai čia tik. Jo, dabar keista. Nu, smagiai. Kaip trasa iš tavo ofiso žvelgiant? Važiavau ten ir tai buvo labai slidi buvo. Dabar kaip ir gerai viskas. Prasitaškė vėžė? Jo, dabar gerai. Gerai, dabar atvažiavai trečias? Jo, trečias. Tai gerai.
minkšta trasa matos iš starto, kad... Jo, minkšta. Žalytė saugoti starte. Kas meniu šiandien, Gedai? Šiandien bandysim sukurti kažkokį meno kūrinį iš kažko, turim mėsos, turim daržovį, kažkas bus. Kažkas tapo paveikslus, kažkas gamina maistą. Taip. Nu, Daliau, labas. Labas. Galima patrukdyti. Na greit, turim aptarnavimo darbų. Kaip ta akmenė? Jeigu neklystu, buvau čia 27 arba 28 metais. Beveik 10 metų. Irgi? 17. Teisingai. Tai praėjau ryte. Paliambo taip įdomiai tas reljefas šiaip smagiai. Tada pravažiavau treniruotės. Labai nejauku buvo. Kas reljefas nepatinka, tas toks? Ne, esmė, kad čia iš pastarto trampliniukas kairėjantis. Iškart kairiau turėsi varyti. Bet man per visus tramplinius esmė iš amortikų išsistiebė. Nu, metą. Kėbulo kelio aukštyn. Jo, tai aš kaip biškiai prasivažiavau per pirmą važiavimą dabar gerai. Blemas, jau smagu, jau gerai. Pradžiai buvo labai nejauku, bet tai va, 4 ratai. Bet, sakai, su tais medimais, su tais posūkiais, tai trasa darbinė. Jo, o jas tik dirb. Kaip stiprintuvas? Bloga? Išsisprendžiau, kad sekus ir viskas. Tikėkimės išsisprendžiai. Nu, Hebrai taip pat buvo, ką tą patį pasidariau ir kol kas viskas gerai. Tai ką, dar kvalifikacijos ir finalai? Jo, dar 2 kvalai ir viskas, bet jau dabar nežinau, ar Stepas pasileis į plankę šovę. Jo, bet dabar naisi pasižiūrėsi. tas priekis toks biškai pasileis. Jo, tai naisi pasižiūrėsi, kas ten gaunasi. Čia tas posūkis... Žiauriai smagiai buvo, išėjau iš paskos jam. Pum, čia gale, žiūri, kad jis nelabai bėga nuo manęs. Lemmas, sako, reikia forsuot, gali būti čia smagu visai. Darbą, ne, tada? Jo, ir šiaip tai labai viskas. Raudyniai pirmas išvažiavimas iš kažkur, iš namų aikštelės. Jo, šitai naujai, tai. Galėjo būti ir daugiau, bet gyvenimas daro taip, kad neleidžia kitur važiuoti. Kažkaip. Nu, čia yra, kaip tai sako, nu, žodžiu. Kažkokie vandenys. Jo, turi nubėgti tam tikri vandenys. Vidiniai vandenys, žodžiu, jo, bet pasitvarkysim. Sygis. Ką? Bagis išvažiavo, Polo liko. Taip. Kas per reikalai? Tai tas jau labai reikalai tokie, matėm, kad jau erelis lizdėlį pasiekė. Žodžiu, viskas reikalai juda, Dalius biškiai apsimušė darbus, tai bandysim dabar bendrom jėgom. Atostogų pasiėmiau, mėnesį. Ant savęs dirbi ir pasiėmė atostogų. Tam, kad pasibaig projektas ir garažą atsikurt. Bandysim pasibaigti dabar bendrom jėgom, ko reikia, tada išvežti dažyti ir tada į surinkimą. Tai dar turi planų šiemet išbėgti? Manau, kad kelias varžybas tikrai pasibandyti, tai tikrai išvažiuosiu. Kaip pačiam po pertraukos noras, kažkas, baimė kažkokia yra? Ta prasme, faktas, kad tiek laiko nevažiavus, visi greitai lekia, tai reikės priprastą mašiną, irgi visiškai nauja, bet šiaip tai ta prasme noriu išbandyti, kiek dar galiu pavažiuoti, ar nusenau, ar nenusenau, pažiūrėti, kaip šitas jaunimas važiuoja, visi kiti, tai žiūrėsim. Kokią dabar pertrauką turėjai, kiek metų? Dabar turėjau 5 metus pertrauką, buvau išlėkęs ten kelias varžybas weekendo tokias prasibėgti, tai va tiek. O dabar žiūrit nuo šitos žiūrovų pozicijos, kaip dalyviai perspektyvoje pas juos didėja, greitėja? Mano galva tai visi greitėja, nes iš tikrųjų va ir su Dalium šnekėjom, kai aš dar važiavau, tai tikrai nebūdavo taip, kad visi ten slėgius reguliuojasi dar kažką. Nu dabar visi labai žiūri į tas sekundės dalis ir tikrai seniau būdavo prisipučiam padangas, lekiam, kad tik laikyto. Seniau tokia anarchija gal buvo, žinai, ką turiu su to važiuoju, nesvarbu kaip važiuoju.
Blemba, ir padangas renkasi, visokių gamintojų prisipirkę viską, nu, tas sportas gyvuoja, žmonės, kas sporto. Pačiam reiks vytis. Žinoma, tai čia nėra kalbos, tai žiūrėsim. Nu tai gerai, sulauksim gal. Anksčiau būdavo 3 barus įsipyti į padangas ir lieki savo spagailas, dabar leis 1-4 daryk. Jei darom 1-3, davai gal nenuburtus. Jau žiūri, žinai, ir orą, plus 20, bet jeigu atvažiuoja pirėlis, padangas susplojus kietą kordą, tai kiek ten slėgia yra? Ten realiai ant, kaip sakyt, ant kordą. Ant sąžinės, tai nesilaiko, kol net vartoji. Ant rizikos važiuoji, bet tikimba geriau tada. Ką konkurentų, nori, kad tos stopkas sugrįžtų, eisi, sakai, pakalbėti? Jo, eisim, pasižiūrėsi, kas ten gaunas jam, gal kažko reikia. Na, bet iš čia vietinis, tai manau, kad čia greičiau palėks iki garažo ir pastarkės, jeigu norės toliau. Kroso taurė, aplamai liūdėsiukas su šitais superkarais. Jo, superkarais liūdėsys. Man jis labai neliūdna, jeigu, sakau, turėjo būti šiandien įskaita, turėjo būti 5, nesigavom, tai važiuojam ne įskaita, bet greičiausiai, kad po šitų varžybų statau iki gal uždarimo. Iki kūpičio. Jo, tai namus biškai pasitvarkysiu. Nes tau vis tiek dealer komponentai. Tai jo, mano tasme vis tiek, aptarnavimas reikės daryti jai, tai o važiuot, kad ale važiuot, tai nematau tikslo. Gerai. Duokit man su kuo lėkti. Matas, dabar iš šalies stebėjai matą, pirmas išvažiavimas su tuo bagiu. Ką aš galiu pasakyti, begalis ant ir, bet išmoks. Jam reiks sutvarkyti su bagiu ir su savim pradžiai. Ne, nu tai kaip? Iš tikrųjų, tai dabar gaunasi, kad gazas labai jautrus, nes kaip čia dabar nedaug labai įgos ir labai reaguojasi. Tai neturi vietos improvizacijai su gazu. Jo, nėra, kad galėtum pumpuoti, tai va, tai tas labai yra, štai, per mygį ir sukas iš karto. O čia bagis yra tiek priekis, tiek galas, viskas 100%. Jis kaip kartingas, va, sublokuotas. Ir turi įstatytis, prieš posūkį turi statytis. Nu, čia tik tai iš kilometrų išmoksi važiuoti, kitaip ne. Jo, bet dabar turės susirinkti tą bagažo trasą. Jo, tai sakiau, šiandien neforsuok, mokinkis, važiuok ramiai, kai manoma paspaus, rink 3 kilometrus ir žiūrėk, kaip tas bagis klauso. Gerai, einam pakalbėti ir bagistą mūsų naujai. Matai, labai nepabėgs. Pratinsim dabar į tave prie kameros, gerai? Nenori. Nenori? Ne. Su ko nesusitvarkai, su bagiu ar savim? Savim labiau. Pirmas išvažiavimas, ko norėt? Tai va, būtent pirmas išvažiavimas, jūs tokia, sakykime, tikrai labai galinga technika. Kokia šitos technikos specifika? Koks motoras? Kawasaki 1.4. Visi 4 ratai varomi. Taip. Kiek metų jisai pradulkėjo? Kitas klausimas. Ne, jeigu taip, kiek metų tai turėjai? Nežinau, gal sakykim, kokius 8, bet nežinau tikrai. Padurniuot pievom, kokio nebuvai nei kartą įsitraukęs? Kažkokioj pievoj padurniuot nebuvai įsitraukęs, nesikėjo? Tik tai užvakar jisai paleistas buvo. Tai va, užvakar paleido po grubiai 7 metų ir šiandien pirmos varžybos. Gerai, pirmas startas, išvažiavai 3 poziciją. Kaip jauteisi trasoje? Dar reikia valdyti išmokti, ir šiaip smagu labai. Labai stipriai važiuoja. Ta specifika jo pasistatymas reikalauja labai daug drąsos ir tos technikos. Taip, neperspaust labai reikia. Nu va, čia perspaudai prie posūkio, apsisukai, žinai. Vairas sunkus buvo dar. Dingo vairas. Stiprintuvas? O bėda aiškiai dabar? Nežinau. Tau reikia dabar iš tiesų kilometrų. Šiaip sukas, viskas gerai, tas vairas išvairuoja, bet nu, gal perspaudžiu dažnai pritrūko. Tai dabar, sakykime, bandysi tuos kilometrus rinkti, dabar tave dažniau sutiksim varžybose, kadangi jau pasileidai. Matysim, negaliu pasakyti. Reikia šias pabaigti. Kaip pačiam noro yra? Įdomu, šiaip smagu labai. Ne mašina, ta mašina tai... Nėra ką lygint. Nežinau, kokią mašiną turėtų. Nu, smagu, smagu. Einam dar iš arčiau, jeigu galima pafilmuosim. O Peliastra ir Galčiukas.
274 starto numeris. Gediminas Asasienas, Gedai, ant kilimėlio buvai? Ką? Ant kilimėlio pasikvietė? Jo, pastūmiau. Biržų atstovą? Kokienį, nu. Tai pastūmiai negu tyčia? Ne, nu tai stabdžiau, tai žodžiu, davė įspėjimą, dėl to ir nebaudė, kad stabdžiau. A jeigu būčiau dar paspaudti, būčiau aš jį apsūdęs. Kaip darasa dabar? Kampas ant 2 ratų važiavau, vos neapsiverčiau. Ten, kur nesimato nuo priekio, labai maišosi. Pačiam kampe. Labai prasimaišo buvo. O daugiau visur nėra. Smagu? Gerai. Iš galo tiek į antrą poziciją labai gerai. Kelintas dabar startuosi? Dabar pirmas, iš pirmos eilės. Bet čia realiai startas, kaip išstartavai? Ne, čia... Sakau, lenkt sunku, kur aplenk, nebent jau labai lėtesnis varžovas. O daugiau labai neįkyši kažkur čia. Sunku. Džokerio netrūksta šitai trasai? Trūksta. Tada dar labiau būtų džokeris, būtų kitaip dabar. Yra kaip ir visiems vienodai. Na jo, nieko labai čia neprigalvosi.
pirmą kvalifikaciją, pasako, kas įvyko, praradai ir vėl iškovojai pozicijas. Jo, šiaip startavau iš vidurio, iš antro takelio. Šiaip labai provėžas įsimušusios. O kas įvyksta ten trasos gale, apačioj, kur mums nesimato, labai ten prasimaišo? Ten labai puru vieta, nu daug. Ten poziciją praradai? Jo, per greitą atėjau, puru, ten stabdžių biškį įtraukė, ne? Jo. Ir tada čia trečias. Tam mėlynam kažkas ant galvė labai negražiai suklebatavo, jisai pasimetė ir tu išnaudojai tą jau klaidą. Jo, ir šitas Latvis apsisukė ten ties 7. Dabar antrą kvalifikaciją, kelintas startuos iš kur? Pirmas takelis kairė pusė. Tai reiks realiai išlaikyti poziciją starto, nes čia apsilenks sunku. Tai va, kaip trasa blogėja? Daugiau? Daugiau negu prieš tai kaip buvo. Paklausai, tvarkės vis tiek. Gerai. Einam žiūrėti pas kitus basiškas kaip ofise. Neduodi tetį darbą, ne šiandien? Nu ir gerai. Viskas tvarkosi, man. Svarbiausia. Nebedaug, liks nereikia. Galinių daryk. Nu, man tai. Reik. Kas? Ką? Nesiseka. Kas nesisekė startas ar važiavimas? Startas jis gerai. Aš neriuką norėjau sekti, nes jisai priekį buvo. Ką, startau tai labai gerai. Pradėjau sekti, žiūriu, ką nebevažiuoju neriuks. Jo, Pabiškai. Problemų tokių turi. Na, va, viskas įsigadino. Pradėjau sekti Latviuką su Opeliu. Tas irgi kažkaip nelabai važiuoju. Kaip trasa? Bobslėjus, vieną vėžę, nėr kur lenkt? Nėr kur lenkt, pabandžiau. Aš kai bandau išorę, tas pist irgi išorę klaidą padaro. Kur galėčiau vidum pasiimti, bet irgi. Na, čia dar reikia išmokti bišti su trasa. Dabar kokia ta starto pozicija? Dabar antras pogrupis ir iš antros eilės. Ai, tai iš viduriuko grubiai. Jo. Bet tai čia realiai startas ir nulems tą varžybą. Taip. Aš nėra kur lenkt. Biščiau, ką padarys. Na, bet žinai, yra kaip yra, čia visiems lygiai. Ar tau, ar kitam, tai... O kaip trasa darbinė? Labai yra. Gal žinai, kas keista, tu nematai prieki tos tokios tiesios trasos linijos. Tu matai kalniuką, už to kalniuko posūkis. Šiaip įdobi yra ir kantų tokių aštrių yra ant posūkių. Atvarai dugnais, iškart mašina ant 2 ratų verčia. O rankinį turi dabar? Turi, visą. Aš su rankinį atėjau ant to aštraus posūkio, įmečiau ir greit pamačiau kantą, labai aštrę. Buvom ant 2 ratų biškai vėl atsistojau. Jo, Geda sakė pasišiurpino irgi ant 2 ratų. Jo, ten reikia atsargiai. Reikia prisaugot biškai. Tai gerai, vis gerai. Sėkmės. Be techninių gedimų? Be. Burtų dėžutė. Ir kaip Gedai, tu kaip profesionalus, jokios reklamos, niekas. Jokios reklamos, saldva, Santa Marijos prieskoniai. Nors už tai nemoka, galėtų pradėti mokėti. Nemoka, gal ateity. Gal. Kur tavo pipiriuko ficos vėliava? Vytas negaliu iškepti, tyčia, žinok, išvažiavęs. Taigi va, Dukovkin. Visada galima improvizuoti. Neimprovizuoti, kaip sakyti? Nebesakyk, ne? Tobulėti ir kepti išorėje. Sunku su lietuvė, ne? Čiut ištraukiai. Ir buvo. Čia žinai, kas kiša koja? Skaidrus, lietuviškas šaltinio vanduo, kuris yra pardavinėjęs parduotuvėje. Kaip Palančiūnas sakė, skani šlykštynė.
matai, tie karšti įspūdžiai iš antros kvalifikacijos? Gerai, labai per smarkiai nespaudžiau. Jau reikia trečią bėgę. Kaip trasa, kaip trasos būklė? Gerai, galvok, menujau biškį. Nereik pasispjaudyti? Ne, prakošė. Gerai. Drąsiau jauties šiaip? Nežinau, da šiaip sudėtinga, atbulinio nėra, perspaust greit galima da. Gal Red Bull'o dar? Ar neduoda nieks? Dar ne. Dar ne? Nu, gerai. Vaiko. Kaip brolis tau? Gerai. Broliai, supuolė šaunuoliai. Gerai. Pilam benzą. Labai nesistengiau daug gaudyt. Viskas okei, liuks. Tave biškį bandė gaudyt. Bet jau tą žalę buvo pavėjęs biškį, man atrodo, ten gaudyt. Bet paskui vėl toks. Kas jam pasidarė, kad Laisvime ir koreguojame adresatais, galite viską pastabėti, žūdžiausime žalą, patvirtinę iš karto. Visais metais rūpus turi pradžią, Gulandistai. Ką čia nubraižyti trajektoriją, Erikui? Guodžiamės. Vienam nevažiuoja, kitam bėgių trūksta. Servetėlių atnešt, kaip čia nešia kažkuriais metais kažkam. Gers vėjas, nupustas ašaras. Džiavint greitai. Kaip tau, Erikai, gauni spaudimo? Pirmai kvalifikacijai neleido apsilenkti Mikolauskas. Jo, bet tai paspaudai. Nėra čia kaip lenk. Kaip trasa, patinka, nepatinka šitą? Reliefas įdomu gruntas. Šiaip savo. Nu, šiaip ne, gerai, būn blogiau. Brenguliai nebuvę dar kas. Verta nuvažiuoti, ne? Neverta. Kaip tau su tais gesinėjimais, parkurinėjimais? Vis dar turim kažką, bet dabar lenda kitas galas. Atėjus solenoidas kažkodėl neveikia, tai aš čia viskas surišta. Vėl yra minčių už ko užsikabinti. Kiek myšia? 100 eurų kunigėlį, žiūrėk, ir pakratis tau ten. Ateina jau tas laikas. Kad jau reiks kažką daryti. Jūs paliks. Gerai, viskas smagiai. Tau, Erikai, per šitą visą tavo kelią teko praeit tokios gedimus, mistinius ar... Su šito motoro ne, nes pirmi metai su tokiu motoru. Su anuotai. Nesikeikia. Nėra buvę. Motorai kaip motorai. Dėžės ten, kai saulėgražas varžybos gliaudavo. Tai ne tas, tai sankaba, tai dėžė, tai kas. Tu būdavo užsimerkęs, gali daryti. Tai jis vakarais treniruodavas dėžį pakeisti. 40 minučių. Aš net varžtų visų nebesukdavau, kad greičiau. Bet tai 40 minučių čia su parūkimu ir alaus dar? Ne. Tai čia su perinkimu? Čia jau su Ukmergėje 3 detalių, dėžę dalim nupirkti ir atsivežti trasą. Gerai, jasna. Tai ką, dar po kvalifikacijų ir finalai? Kelintas dabar startuosi iš kur? Iš vidurio turėčiau. Buvai prieki, galė dabar vidury. Aš nežinau, tavęs nemačiau. Aš ir tavęs nemačiau. Ai, mačiau, pirmoji kvalifikacija po priekį. Gerai, va starto takeliu, žiūrėk, susiremsi dar. Nieks čia neprašė. Tai burtai iškrito. Nu, gerai tada. Nu jo, sėkmytė. Šalia. Nu, ragaujam. Jordanai jame? Mata prirėmė.
dėl to 46 starto numeris Dainas Rebauskas, Turkiškio automobilio komanda pirmąją poziciją. Čia dabar kiek pirmojo važiavimo lyderis Aurimas Jonaitis, kągi dabar ten kokią poziciją turi trečią, ne trečią. Nu, Aidai, sveikinam. Antrą kvalifikaciją pirmas. Jo, bet tai ne finalas. Kas įvyko, kaip įvyko iš tavo ofiso tenai? Jie ten susistumdė. Mano planas buvo, sakykim, priešais biškį paleisti ir įlysti į dešinę pusę. Jo, tu mačiau dešinės iš karto. Jo, aš laikiausi iš karto su tokiu planu, kad iš galinės eilės pakraštinį stovėti ir tada išsyk. Šoną, nes ten kietesnė vieta yra. Jau trasą pažįsti. Jau dabar jau žinau, jau pamačiau, kaip čia startuoja. Nu ir paprasčiausiai jie ten prisidarė šiokių tokių reikalų, kai suprantu, visi ten jie. Jo, kas be bamperių priekį, kas be bamperių gale. Nu, ir taip pavyko, aišku, ten buvo tokių variantų, kad galėjau ir susikip su vienu ten. Nemačiau su kuo, bet jisai irgi šonai, aš biškį dar, gal ten ir pievas sekiau atrodo. Tai iš trasas jau buvo kaip ir. Sakyt, bulvenojai? Jo, bulvenojais ir šiaudais šitais visais, bet... Nu ką, ir pačiam to tokio pozityvo daugiau atneša, vat. Kiekvienas startas šitas finišas geresnis pozityvą visiems čia visos sporto šakose. Dabar trasa, sakai, pažįsti, tai jau ir trajektorija susidėliojas, kurios jau vertėtų laikytis. Nu, matot, kaip yra, trajektorija jau padaryta jinai. Išvalyta tik tai duobės. Į šonus nieko labai jau ten važiuoja. Ir ko tai ieškoti? Jo, ten jau kaip paieškosi gali likti irgi gale. Tai kas dabar keičiasi? Padangos, ratai? Jo, dar du. Vienas važiavimas ir finalas reikia pabandyti naujas susidėti. Ir dabar statuosiu iš priekinės eilės. Tai dar sukibimo bandai ieškoti? Da, bandysim paieškoti. Padangos sukibimą. Nu ir reikia rinkti taškus finalui. Gerai, einam pas tavo oponentus. Gerai. Gerai, Matai, pradėkim nuo pip. Vairas atlaikė tavo nervus? Ja? Nedaužiai, negniaužiai vairo. Kas įvyko? Susistumdymas, ten mačiau užspaudė. Išėjau iš starto ir nežinau, už manęs kažkas susistumdymas ar kažkas mane... Yra, šiaip aš nufilmavau, tai jeigu norėsi galėsi pasižiūrėti. Į galą pradėjo stumti, pradėjau suktis, po to iš priekio vienas jau skersas pasistatęs pasisnukį neįkaliu. Jo, šitas Jonaitis be priekinio, vienas be galinio, ten tokios rychlos turėjot, kur pakliuvot. Jo, Tujanis mačiau, man rodos. Jo, o apsilenk galimybės, nelabai daugiau. Geras startas, bet ta prasme kortas nesukrito. Automobilis nenukentėjo? Nelabai, biški šonas, ten sparnai palūžė, bet šiaip. Svarbu ratais, veikia tiesus. Dabar čia paskutinė kvalifikacija prieš finalus, kaip startuosi? Gale. O kurioj pusėj gale? Dešiniai? Šlykščiai. Jeigu trečiai kvalifikacija būtum iš čia startavęs, tai būtų žiauriai faina. Na, bet toks žaidimas. Gerai tada, ką sudėliok tos nervus į lentynas ir kaip tėčiui ta visa situacija? Matai, komisariatą. Kaip tau vyrikas ten įvyko iš tavo, taip, jeigu pusės? Kiek supratau, šalia buvęs BMW-as apsisuko, tada, nežinau, ten kažkas ten lenkimo ėjo, į vidurį gilindau, pradėjau rūktis, dvi mašinas ir kliuvo matai. Tau tokių vietų teko, kai pats važiavai, tokių prasispręs? Daug. Tai susigrūdimai, nušlykštus ar vada tie susistumdymai? Jo, jie tokie. Nu, bet svarbu ratais veikia, geometrija nepažeista, visą kitą važiavimų nemaišą. Nu ir gerai, tada įsivalykit turvą ir... Man tai vesini golfą. Kaip sekas? Gerai, normaliai. Tu spaudi, tave spaudžia. Jo, į mane spaudžia, aš spaudžiu, įvažiuojam taip.
Tai kaip dabar golfytis, atsistigavęs, viskas tvarkoj, be problemų. Nesakysiu, kas, nes tas pats. Vėl generatorius? Nežinau, gal burbuliuoja. Tai elektra? Dabar taip padarėm, kad esilies. Sakai, pramušta? Gal, bet naujo. Nauji nereiškia, kad ir geri, žinai, dabar gal šiais brokais. laikais. Čia ne tu pirmas, nei paskutinis su naujom detalėm būtų susidūręs. Ir žvakės dabar naują įsidėjau. Gal žvakės. Aha. Nu, daugiau kaip jis. Bišk, vos paburbuliuoja, atsikaunu paskui. Bet tada suburbuliuoja kaip mane vėjas, karoč, mėlint subrama. Gal ten kai kokią knopkę turi sutaisęs? Tada aš ten bandžiau ir lenką, atviuką bandžiau. Pist, suburbuliavo. Gražu atgal, jau buvau normaliai. Buvai 5, tada buvai 3. Jo, 3, 5. Ten gale labai pasimaišo šakės. O dabar iš pirmos eilės startuosim. Dabar reikia išsilaikyti tą poziciją starto gerą. Letnykas supraidžio naują, nudažyt. Su ko čia baisus rėmės? Ką? Su ko baisus rėmės? Su Mazda. O galinis ratas tavo nekreivus? Taip atrodo. Taip atrodo. Taip turi būti. Taip atrodo, aš įprimtu. Daugiau kaip vis, nežinau. Bandysim, važiuot. Šiaip tą trasą palaistėt, mes tik išvažiavom. Ir kaip išdadėjo, nes labai stūdų buvo. Na, aišku, nu tai elektra čia. Kas čia kam neduoda ramybės? Naujas generatorius. Naujai restauruotas generatorius. Restauratas. Restauratas, tas kaip naujas. Nu taip. Rebuildas, tai va. Nu gerai, tada susikaupimo ir sėkmės trečią kvalifikaciją. Ko nosį nukabinės, matai? Vėl burbuliuoja. Vėl Honda? Vėl Honda. Pramušau radiatorių pirmam rate ten. Kelintas tavo šiemet radiatorius? 2 ar 3? 2. Voginios vieną palaidai? Voginios. Jaučiu 2. Nu, nežinau, vėl tas pats. Važiau, liktais nieko nebuvo, jokių čekų, nieko užsidegė, nei užkaitė. Jau važiau, taip 3 ant subinės, 2 sėdėjau, taip tryniau jau ten. Ir jaučiu vėl, uždusain man, ir vėl važiuoju, nieko negaliu padaryti. Perkūrimai nepadeda irgi? Ar nebandai perkūrimai? Ne, net nebandžiau. Tada Latvijas su kolteliu raudonu įlinda. Nu, jo, tai buvai apsilenkęs, jis vėl... Ja, aš apsilenkiau vidiniu. Ir paskui jis vėl mane įlinda, nes užburbuliavo. Nu ir paskui vėl lindau, jau viskas, jau priekis jo. Ir vėl užburbuliavo, ir vos užbaigiau ten. Kažko bandot ieškot? Tai pasikeitėm dabar radiatorių. Nežinau, spėjam, kad dėl radiatorius kaip užkais. Temperatūra pakaitė, kompas išmetė kokį čeką. Tai va, galbūt, bet jokių čekų neužsidegė, sakau, pamačiau, kad užkaita. Iškart su to užgesinau, net nebevažiau jau. Kaip dabar tas važiavimas po tiek kvalifikacijų? O dabar antra kvalifikacija buvo, dabar trečia. Kaip trasa, atidirba jau? Trasa jau... Neatlaiko? Neatlaiko. Nu, ten galia žiauriausiai iš tikrųjų ten pravažiuoja. Nu, ten galia labai ir maišas. Ką pravažiuoja pro žiūrovus, tarkim, vieną poziciją, tai va. Pravažiuoja tą ratą iš galo visai kitos pozicijos dalyvių. Labai jau ten, tai va. Nežinau, bandysim. Nu ką, susikaupimo nėra ir sėkmės gal. Bandysim.
Važiavimas pirmajame penketuke, tai tikrai pasiekti finalinį važiavimą. Tai jokių problemų. Penkta pozicija nėra blogai. Vienas 6 jauniai. Jaunių klasė nuo 8 metų iki 14 metų amžiaus. Kokia klasė yra? Ačiū pademonstruos vieną 6 klasę, antrąjame važiavimą. Marius Subauskas, Biržai, antras. Į pirmąją vietą. Ar jau tai įvyko? Ko gero ne. Ketvirta pergalė vyksta kovotojos pirmasis. Nepateisino. Pirmojo rato lyderio vardas, tai taip užsirtuoja antros pozicijai. Matas Rinkis, 113 starto numeris. Na kągi, pirmojo važiavimo lyderiai, 69 starto numeris Marius yra antrojo. Dar bando kovot, bet dabar turi realią blogą parodyti. Pasiekime būtų 7-8 sezonas ir dabar štai taip antiprasą varžybos. Žemaitijos stotyje. Kažką tai būtų labai sudėtinga, na ir įdomu, ar patektų apskritai į finalinį važiavimą į Evo Pilotį, bet aišku, tų pogruptai ir važiuoti paskutinėsis pozicijos, tai matyt, mažai, menkai šansų lieka patekti į finalinį važiavimą. Evo Pilotį, o čia 390 starto numeris trečiajame kvalifikacinėje važiavime išbaigia pirmąją poziciją, Ramas Sukinys, Ramas Sukianis, 270 Aidas Grabauskas ir trečias 325 starto numeris Nerijus Saujanis. Akcentą! Nebandė, pabandė! Ir trečias 325 starto numeris Nauris. Aiki komanda! Kuknės Senesalis, Rusija. Kam tie X-ai buvo rodomi? Visi jau. Nu, Saulius sako, tipo, bent jau ištartuot, kad aš gaudu. Tai balius baigtas? Kūrovas namo? Nesupratau visiškai. Tai tau visiškai? Ištartavau, viskas gerai, važiavau. Nei duobę kokį važiavau, niekur. Bet tau ne pirmam rate?
Pirmam viskas. Ai, pirmam? Pirmam jau viskas. Da prasukau porą ratų. Ai, ne tavo, maišau su Bielskiu ir Bielskiu suburbuliavo. Tai kas tepalas, spaudimas ir kūras yra, viskas yra. Viskas yra. Net dabar iš tikrųjų buvo toks bairis, kad nerodė, kad užkaita per tą dačiką patį, bet viskas, užvirė, buvo dūmai svertės. O kaip važiavau, net nesimatė. Gali būt kad toro burbulas. Nu, vat irgi neaišku. Nenusiaurinų sistemą radiatorių pakeitėt. Nu, lygtais viską padarė, neturiu jokio suvokimo. Nu, atvažiavom išsitestuoti, nu, nežinau, ką iki telšius padarys. Bet būtų geras jauninių laužas iš CRX-a. Ką? Jau biški pajonį. Jau biški pajonį. Bet brungus buvo tik tai, kad brungus. Nu, nežinau, savu. Net neaišku, kur problemos ieškoti. Į finalą pakliūnį, viskas tvarkoja. Ne, tai... Ar jūs vienas į pogrupį? Nors ir 12 visus reis važiuoti. Tai tau svarbiausia dėl taškų dabar tik tai. Nu, aš nežinau, sakė Saulius ištartuok ir viskas. Nu, tada gausi taškų. Nežinau, jeigu davažiuosiu, aš iki čia. Nu, tai ką dabar dar bando žiūrėti kažkas? Ne, jau pats tėtis sakė, viskas. Nu, nebeturim net radiatorių, viskas. Trečią radiatorių dabar per vis. Nu, ta prasme, pakeitėm radiatorių, tas viskas praleidai irgi viskas. Prie to su radiatoriai čia kažkas... Aš nežinau, nėra buvo iš visų su radiatorių problemų. Tai va. Nu gerai tada, nu ką, tiesiog žinai vyks. O dabar finalė kelintas antron kokia neįlėn, trečion? Aš nežinau, dabar baigiau paskutinis, baigiau antras ir baigiau ketvirtas. Tai gali būti antra eilė? Gali būti antra eilė. Nu, žodžiu, nežinau, dažėsim, ką tėtis pasakys, taip bus. Nu, žinai, su tokio neinančiu CRX, tai tu pasimaišysi trasą ir viskas. Nu, tai va. Na, aišku, klubų irgi taškų galima atnešti. Kažkiek, bet... Nu, žodžiu. Ir kaip ir, norėjai testų, gavai testus. Bet problema neaiškia. Ne, bet gerai, kad Ne, tai yra problema, vadinasi. Nu, yra, bet neįnės rasti. O kompą pajungti eina? Nežinau. Dabar jau nežinau, ką tėtis darys, bet kažkaip turim iki telšių. Tai jo, tada kas ten, autopliusas.lt. Jau nebe vien autopliusas, jau viskas ten. Gerai, pažiūrėt šitos dar dizelistus. Ir vėl šit su kamerom. Ku pagėdanai jūs tai? Ko tą bamperį sunešė dalim iš trasos? Išėjo iš chato bamperis. Paliko čiatas? Kas buvo, pašuolė ar susirėmėjai? Va, kaltininkas. Ką? Stabdo. Kuris čia dabar? Latvių stabdė, ne aš. Ne, nu ten buvo peklos daug, ten nežinau. Yra nufilmuota, gal esi pažiūrėti. 3 pakliuota, ne, kaip jaučiu. Nežinau, gal ir visi 5. Kaip tau? Gerai, nu tai lyg ir jie aiškėja galai, dėl to čia durniuoja, tai... Tai patys išaiškinot, ar kažkas buvo prieėjęs? Nu tai pradėjo išlys, ne, pats išlindo galas. Kaip ir spėjom, kad išlindo. Nes dabar va tiek atjungiam visai, važiuoja normaliai. Ta prasme netraukia taip, kai turi traukt, bet nedurniuoja. Tai tikim, kad čia tas bus variantas. Gerai, žiūrėk, ir gal tą sezoną viduriuką jau pradėsi važiuoti tada jau konkurencingai, smarkiai. Nuo to viduriuką. Nu, vis tiek taškų atsivežė, žinai, tu varžybų turėjai. Jo, gerai, čia viskas gerai. Tai va, nu gerai. Smagiai pabaigti reikia. Kas čia dar? Su granatom reikalai? Ai, galiu sapyktą. Gerai. Kaip įvyko, kas įvyko ir kodėl įvyko? Startas iš paskutinės eilės. Tas Cigrojai? Ką? Cigrojai, 4 berods. Ar 5? Ai, nežinau, vieną apsilenkiau man gerai. Danilevičius tau labai rėmė tas? Jo, Danilevičių apsilenkiau ir prisivijau visą rikiuotę. Tu tada važiavai už... Jonaičio. Jo. Buvai priartėjęs, bet kaip visą laik ratų pritrūksta. Ką, finalai? Bandai skaičiuotis, kas gausis taškais? Ne, nebandžiau. Nu, bet manau viduriukas koks bus. Tai antra eilė? Bet gerai. Jeigu žinai, tenai geras startas, žiūrėk, prašausi. Bet aišku, į priekis tos stiprus, nori, nenori. Gerai, tada susikaupimo ir sėkmės. O tu nustosi fotkint? Ne. Reikia ant tiek viską pasigaut, susistiguot. Ką vyresni BMW driveriai?
Buvęs ir esamas. Priekinį metu žiūrim kitus, kas norėtų. Aidai, kas vyksta? Antrą vietą išlaikyta, kelius ratus prasileista kažkur. Per plačiai. Išėjau. Paprasčiausiai per plačiai pasiėmiau. Latviukas irgi stiprus 3 litris. Variklis mano 2,5, nu ir neužteka. Tai ką, biški pats perdegi, perspaudi gal? Ne, gal žinai. Lemba iš tikrųjų labai ten daviau daug, tai kaip ir pasisaugo. Išmeta jau ir gaila. Nori finalas dabaig, ten duobės tokias aštrės. Kiek finalė plus 2 ratai ar plus 1? Finalė kiek? 6 ratai? 6. Tai 2 plus. Plus 2 ratai. Nu, čia reiks atlaikyti palei šiandienos niuansus dalyvių parke, kapotai prakelti, visi kariauja, tai čia tie plus 2 ratai, kai kam tai čia bus. Tikrai visi. Ir aplamai ir VD klasė visada kariauja. Jūs kažkaip artimai, nėra pas jūs to didelio tokio atotrukio vienas nuo kito. Kaip tarkim 1.6 ar juniorai, jie labai taip per kelius kėbulus netgi. O jūs viens kitą prisilaiko, tai... Panašias mašinas visų. Tai čia, žinai, tempai panašus, tik tais kiek klaidų tu sugebi surinkti. Kiek tų klaidų, tada startinė pozicija irgi, čia sakykim, labai... Nu, yra praktiškai, jeigu išėjai ten išėlė, nu, tai ten gali įlyst aplink. Daugiau, nu, čia dar gal. Nu, aišku, įmanoma. Nu, ko palinkėsi seneliui finale? Na, jis neįdomus ėmis dabar. Rimkaus kubilai, WWR kubilai. Matui, sakau, būtų geras TRX Joninių laužui. Neturiu komentarų. Arba autopliusas autogydas.lt. Kažkas panašiai, kol kas šiai minutėje. Kiek radiatorių? 2 buvo, dabar jau sakė 3 pakeistas. Nu, 9 taiks, dabar tai greičiausiai, kad nepatikrinau, žinai, nupirkęs, ta prasme, su oru, su spaudimu, žinai, greičiausiai, kad dabar tai... Iš karto blogą ir idėją. Ja. Tai dabar bandys... Bet esmė, kad nerandam bėdos, dėl ko jis nedirb. Nu, tas pakais, sakykim, bet tai pakaitęs, nu, ne tik, kad nepakaitęs, bet tai, nu, ta prasme, nerandam bėdos, dėl ko nedirb. Važiuoji, va, kaip jis ir pats sako, važiuoji, va, matos trasui, važiuoji, pis dingst, vėl keli apsilenk, vėl atsirand, vėl važiuoji. Nu, žinai, to stabilumą matai, nei stabilumo, nei to noro, žinai, po to gali dingt tas noras visai kažkur, bet... Ne, visai gal jis nedings, bet, žinai... Nu, bet tikrai numuša tą upą, nori visiškai, nu, ir... Ne, tai nuėjau pasakiau, sakau, kad finale nebevažiuosim, žinai, tai... Ne, tai su Saulium, kiek kalbėjo, tai svarbu startuoti dėl taškų, kad pasiimt taškus ir viskas. Nežinau. Nebėra noro. Nu, norėjai testų dienos? Iš tikrųjų, tai nu kas, aišku, geriau taip negu, žinai, nuvažiuosim ten irgi dabar spręsim, žinai, imsim, aišku, visas nuki žemyn, viską, nežinau, ieškosim bėdų. Nu tai gerai tada, Rimkaus kubilai. Nėriau, panašu važiuoji? Panašu jau. Nu, atsigaudėt? Tai degims netiko. Kiek dantų? Vieną dantuką, bet... Tai kaip čia, taip? Vakar sėdėjant, matyt, tamsiai ir raks. Greitas darbas, žinai, kaip būna su jais darbais. Tai ką, dabar kiek tau ta cėlika nervus tampys? Nežinau, nėra kaip aplink matyt pats. Aš mačiau, kad ten gaunasi viena vėžė, viena trajektorija ir viskas. Negi, taip neišvažiuoju. Bandėjai durt, bet, nu, ir linelis užsidarinėja. Čia šonė, bandžiau šaukt, ne, greitis iškart krenta. Buzon, žinai, traukia ir pasibaigė, tai va. Nu, bet gerai, var pats atsigavę, žinai, jau smagiau. Ne, va, iš kartą būčiau žinojęs. Kiek prakrapštėt? Po treniruočių būčiau viską padarę. Dar mechanik sakė, žiūrim tą dangtelį. Sakau, nu, vakar atstatėm, kas... Neatstatėm, vadinasi. Gerai, kas dabar su finalais gaunas? Nežinau, dar nežėjau. Neprasiskaičiavai? Neskaičiau. Ką, kokia antra eilė? Trečia? Nu, dabar tik rezultatą parodėjai. Dabar rezultatą, bet neatsilikau iš galas, startau, taip įvažiavau. Tai gal neturėtų kristi. Kokie antros eilės galas arba trečios pradžia, kažkas jau. Gerai, bandys. Sėkmės reikia palinkėti. Nu, mechanikas kaip su tais dantim. Atrodo tiek nedaug, ne? Ir labai nedaug, bet... O tiek nervų atėma. Nervų, viską, beveik viską iškeitėm ir gal... Žinai, kaip saka, naktinis darbas patamsi,
pražėję. Prie gero nepriveda. Prie gero nepriveda. Reikia visą laiką po 2 kartus kartuoti. Jo, dabar buvo gražu žiūrėti ir atakuoti jau gali, žinai. Tai tolyn gražiai. Tik tas Teilika nervus tampa. Užkeš. Nu, bet žinai, toks sportas. Ar tu užkišinėši priekį važiuodamas, ar kits, tai va. Gerai tada, kad ir dantis nebepabėgti. Iki. Nu, mechanikai. Kas ten? Kas va? Turim, Sirbliukas. Atsisveikino šiandien. Paliko čia tą? Gerai, kad turim gerų draugų, Antanas davė kitą. Ai, dar susiorganizavot, neturėjom? Jo, neturėjom patys. Neturėjom. Buvom dėl neriuką iš Antano pasiskolinti, gražinom atgal, nuėjom vėl savo pasiėmėm. Tai man tai kiek keiksmažodžių buvo salone, jeigu įjungčiau kamerą tavo ant bordų? Net nefilmau. Ai, nefilmau. Nes būtų visas važiavim pyp. Jo, būt reikėjo užpipinti tikrai. Net praleido aš tą mėlyną golfą. Tau po 3 ratų, man atrodo, užburbuliavo. Jo. Aš net praleidau mėlyną golfą, nes tiesiog burbuliuoja, nėra čia važiavimo, kad nedaužyt mašinos. Jo, matys nuo žiūrovų pozicijų, kad ten tiesiog vienu momentu tu strigai. Nu, bet... Nu ką, finalam vis tiek pasiruoši ir startuosi. Nes vis tiek paspaudė ir gedo biškai, žinai, ten gražiai jūs ten. Kol neburbuliavo, biš paspaudė. Kukis, geds ir tu, žinai, kaip gražiai. Tvarkingai. To ir norėjai šiandien. Vis 3 balti. Jo, va būtent, va geras pastebėjimas. Gerai. Šimties arba 8. Tepals ir būtų gerai, kad jaučiu pažiūrėtum kokią... Bet įdomi 4 bėgis jungi. Kaip tau Raimės? Maladėts. Jis iš pirmos pozicijos ką aš galiu padaryti. Iš starto neišėjau į Raimės. Patampė nervus. Bet įdomu buvo jau. Tokios kovos gal ir nori. Liežuvį iškyšęs grįžtu. Pasportavai gedai. Jaučiasi šilta ofise. Jo, šilta. Ir dulkių gavau daug iš paskas važiuojant. Pilna burna. Ką dabar finale? Pirmas takelis? Na tai pirmas, Raims pirmas, aš antrą renkuosi ir tada baidžius. Tai čia startas labai daug nulems. Nu tai va viską ir nulems. Paskui tai ką čia nėra, kur lenkt užsidarinėk laikų ir viskas. Nebent pastums kas nors. Atstumai išsigaudo, tai va, jūs toks trejetukas, va dabar Bielskis keičia Siurblį, nes Siurblys nusprogo kūrą. Bandė šiaip gražiai, Kukis, tu, Bielskis, tokie. Ne, tai va gerai, matai, po 2 etapų Freimanis buvo pirmas, o šiandien va jam dabar greičių dėžę nusproga 3. Tai taškais atsimušė. Nu tai va, gal kažką. Vienų nesėkmės, kitiems sėkmė. Tai dar reikia finalą suvažiuoti. Nu kaip 6 ratai, jau tie +2, žinai, pasijaus. Bet va, iš paskas važiuoja, negali nieko padaryti, kas iš to antruros. Yra vėžė ir viskas. Antruros sėdi ir viskas, ir sėdi. Startas viską padarys. Nu ką, tik tai lieka linkė to tokio, žinai. Jo. Brolis Štrimaitis. Ne, nekalbėjęs. Kas sunkiau važiuoti, pirmas ar Vytis? Nežinau dar. Kas įvyko, pats perdegėjai? Jo. Reik mokėt važiuot. Jo, matėm, kad Bulvenojus tenai išorė. Vieną klaidą ir viskas. Vieną klaidą galvojau, kad pasibaigs labai rimtai, bet kažkaip ištraukė ištempiai. Netyčia. Labai netyčia. Gale 4 varomi, galios daugiau nei IQ. Taip gaunas. Taip. Gazas, susidraugauju su gazu? Beveik. Ar dar reikia ieškoti? Dar reikia daug. Dar daug reikia. Ką, vis tiek dabar pirmą starto šitą eilė tau grėsia, turi gerą startą. Matysim, gal geriau ramiai, bet sveikas grįžti. Nori grįžti sveikas? Nu jo. Be kovos randu. Kai bus, matysim. Būtų geriau pačiam grįžti, o ne ant GCP šakio, ne? Nu, matysim, kas bus, nežinau. O kaip drąsos užtenka, ar su jauduliu važiuoji? Nežinau. Nesitvarkai dar, nes to dalyko? Ne. Kaip sakėt, Ignai? Nieko. Kogi toks kuklus? Aš nieko nesakiau, baigtų jokas. Gerai, baigiam tąją kalbinti. Jeigu čia viskas gerai pasiseka, kur galėsim tave vėl išvysti? Dar nežinau, kur bus toliau. Reikia persidaryti. Latvija.
Tai po savaitgalį. Na, reikia pasidaryti, pasitobulinti, dar nežinau nieko. Tai kokios problemos lenda? Nėra labai didelio, šiaip pasitaisyti, kas dar nedadaryta. Tai kas toks vairas, kas gazas? Šiaip visokių smulkių trūkumų. Kas sekėliai? Jo. Nu gerai, tai ką? Nieko blogo, šiaip laiko gerai. Tie 4 ratai jau daug būdavo, dabar bus 6. Matysim, kas bus. Galvoju, gal ramiai geriau suvažiuoti ir nesubarstyti. Nu ir gerai tada, jeigu taip, tai tada taip. Taip. Kur juniorai? Stovim, kalbam, tarėmės. Taktika? Jo. Derinat. Ku kirsit? Kirsim Žiaugą. Ko čia taip griežtai? Žiaugą, Šatkauską ir Tadą kirsim. Ir Stapulionį. Tai kuris čia iniciatorius kirst? Abudu. Čia derin. Viens Golfo, kits Opelio vairuotojas, susivienysit, bus didelė jėga. Jo. Kaip važiuojas vaikai? Man tai minus prapuolė ir tretis kvalifikacijų. Kas prapuolė? Minusas. Ir burbuliavo. Kaip tau? Aš radiatorį per pirmą kvalifikaciją. Kažkaip nežinau kaip. Gal laiks atėjo, kažkas tada prasdėsim. Pro alsuoklį pradėjo etapals ant įvairius pusės. Nieko gero nežadai? Pamatysim. Kas dabar, kokie takeliai, kam? Tai Antanas iš pirmo takelio? Jo, trečias. Aš paskutinę, nes falsartą padariau. Tai stoja į galą. Kiek jūsų 6? Tai bus ką veikti iš galo, biškį prasibrauti. 6 ratai. Kaip tie 4 ratai? Mažai? Ar užtenko čia kvalifikacijom? Šiaip, man gal sakyčiau mažai. Labai taip trumpai. Kokių 5 kvalifikacijų, gal tada ir tada finalė kokių 7. Arba kaip Pakruojai, kad darė ar pritam sezone 5 ratai kvalas ir 8 ratai ir finalas. Tarp finalas vien tai benzą nedaug kam užteko. Ir ką veik, žinai, ne kiekvienam čia ir mašiną atlaikytų. Dabar tą trasą tvarko, tai jums turėtų gerą trasą dangą pakliūti. Sakykim, kažko nuveiks per tas 40 minučių. Gal mes ir išorėn, žinai, jau išvažiuoja daugiau. Bus matyt. Ar putra, ar ne putra, nes vis tiek bagiai superi prieš jų važiuoji. Tai ką, tada po 2 savaičių susitinkat Latvijai? Jau. Ir finalinį važiavimą. 16 val. 15 minučių. Kultiška automotosporto komanda. Honda Civic. Gražu, fantastika.
Ar viskas gerai yra Danijos Rašmanės? Jis išskrido iš trasos. Ai. Nakas savo gyvenimo pirmosiose varžybose. O gali netekti pirmosios vietos. Aišku, pirmas su daugiu. Persika. Andrės Šedaitis, panas Rinkimos, pirmiausia. Mato Šiavo. Klaidos nėra, Kazas Sumas. Ir Apmarėjas išeina į 70 sekundės. Natas Ketinekaitis, Atletas komandos kovas, Žantas Siliutinas, statomėse pirmieji metrai priklauso 77. Pirmavo, bet matytos kelias neužteko ir kairiajame krašte šiek tiek tiesesnio grunto ar daugiau galios. Automobilyje Tadas Ketinekaitis turėjo Hondos Civic ir štai pirmas. Išėjo bent jau pirmąjį ratą. Na ir dabar žiūrime. Pirmąjį posakį norėjau pasakyti. Oho, štai 70 sekundės. Kartu numeris. Ai. Paksteli į akitvarus. Bet ne, viskas tvirtai. Ten buvo švilnus. Pakstelėjimas. 108 starto numeris laiko pirmąją poziciją. Antras ketvirtas. Starto numeris Vilmantas Šiamla. Realią progą turėjo pirmą poziciją išstartavo 70 sekundžių starto numeris Rokas Apkauskas. Paskutinėje vietoje. Čia lyderiauja Kaunas Ekrausko komandos atstovas Tadas Ketinekaitis. Paskutinėje pozicijoje. Ir dabar važiuoju pirmąją poziciją ir čia finišą! 70 sekundžių starto numeris Rokas. Tokie kūriniausias darosi. Pirmąjį startą. Ne. Matai, sakai ramiai. Reikia. Taip gavos. Kas gavosi pirmą vietą? Netyčia. Kas gavosi pirmam startui? Sustumdėt, susirėmėt? Šiaip tai net nekliūdė manęs. Darom žalę bagį. Žalias, kai užkylant atitvarų, tai jis man į galą kalė kažkur. Jisai ir kai tas susivaliojo, jis man į galą kalė, kai aš jau nusimečiau gazą ir raudona vėliava buvo. Tai ką, naujokas sėkmė? Ar kaip? Greičiausiai, kad taip. Bagis viskas tvarkoj?
Tvarkoj. Lengvai labai. O pats tvarkoj? Ja, viskas gerai. Vakare bus dar geriau. Nesitikėjau šitą. Gustė, kaip tau toks važiavimas? Aš nežinau, čia buvo metų pergalė. Metų pergalė. Turėsim nominacijų. Per Kupiškio balių nominaciją tikrai gaus. O brolis Kostas, ką apie tai? Be žodžių. Turi gerą brolį pasirodo, ne? Netikėjom niekas, kad taip pasakėm. Svarbu tik sugrįžti sveikas bagis, nesvarbu kuri vieta, kad ir paskutinį. Pasirodo pirmas. Bus vazonėlis mamai gėlėms atėjus. Ja. Gerai, matai, sveikinam. O tas čempioniškas. Per pirmas. Lik ir Saulius sakė, bandys startuoti, bet nebebandai. Ne, nebebandėm. Nei pačiam, nei tėčiai, kaip nuotaikos gadint. Nebereik laužyti, steksim Tai prilaužyti. už 2 savaičių vėl sustinkam trasoje, ar... Telšiai, bandysim kažkaip gaudysim problemas, keisim viską, visus fiškės, visokius dačiakus, viską. Gal mėlyną pasim kaltelį. Nu, ekstra atveju tai taip, ekstra atveju jaučiu teks mėlynai. Nes vis tiek dėl taškų suvažiuoti tai reikia. Turim, ką turim, matai, nieko nepadarysi. Taip. Tai ką, belieka tik tai, kam čia Linui palinkėti sėkmės. Ja. Komandos irgi narys ten. Na, Edvarda, kiek kadrų? Kokių kadrų? Daug ir gerų. Daug ir gerų. Ko, Narbutas toks liūdnas? Ne, liūdnas. Pasidžiaugiu. Ką, turim pirmą vietą? Spaudimo turėjai šiandien? Jo, turėjau, bet trečią bėgę. Antrą ketvirtą ir dar suprintaus prapuolę vidury važiavimą. Tai irgi pastukčiatą paliko Honda biškai kaip. Bet aš baigu užsikrėsti nuo Vytautą. Aš jam vis duot kažko pamėginti ir žiūrėk, kad pas mane jau persikėl viskas. Varas iki Kupiškio ateini, pats parsinešė lygų. Jau reiks, man atrodo, eiti jau ir jam išus ir savo užsisakyti. O dabar kas tau buvo papasakos? Nieko, važiavau su ramiai. Turėjot geros rychlos. Jo, žiūriu, apsisekė Rokas. Gerai. Yra. Žiūriu, kažkaip jau eint Sapulionę aplenkt. Jau per trampliną važiuoju, žiūriu, į vidų lent, per išorę bandžiau, nustumė, apsisakė. Važiuoju, žiūriu, sustoja, prieš finišą, gerai. Važiuoju toliau, Žemekaitis sustoja. Važiuoju dar toliau, žiūriu, Žiaugas sustoja. Lyka Rokas, Eriks ir aš. Rokas apsisuko, Žemekaitis užklimpo, o tau užkaitai? Ne, užkai temperatūra gerą rodo, bet nulaužė. Tu dūmais apsipylei, man atrodo. Ką nulaužiai? Man atrodo galinę šakį, jei neklystu. O kaip tau ten kas įvyko su tuo? Pamačiau duobės, pradėjau stabdyti ir permetė į kitą pusę. Bet jaunimas, finalą tai turėt kažkas tokio, bombinį. O, tai geriausia. Jo, pala, Rokai, tu ėjai antras. Jo. Žemekaitis pirmas, tu antras. Ne, nu, aš antras. Ai, tu? Paskiau jį aplenkiau. Ne, iš starto ėjau aš antras, Žemekaitis pirmas. Neapsisukau. Tai 6 ratai pamaišė kortas. 4 dar būtų kažką tau nebūtų. 6 tau atnešė. Tai jo. Nu ką, gerai, bliudelių susirinkti. Bliudelių? 3 vietos, ar ne? A, jo. Nu tai va, bliudeliai. Nu. O kas golfui labai daug? Čia. Tūris. O kai čia padarė? Imsim ekspertizę. Balti dažai, kieno. Bet tai nieko, priekiai irgi biškį turi, ar ne? O čia Antanai kur? Antanai, o čia? Čia Domantas. Arba irgi tavo. Tai nuo visų pabiškiai? Nuo Sapulionę matyt kampas. Nu gerai, bet jaunimas, ta prasme, aфиgeną gonkę turėjot. Ir aš visada išorę bandau kabinti ne išorinį rotą, nes man tai būtų tikrai apvertę. Pauliu, kokia dydžio grevys? Čia tarp akių tarpas tik tai. Biški pritrūko sėkmės, nors ir bandė jinai biški tau kažką padėti. Man atrodo, sėkmė čia man tik padėjo finalinis. Tie 5 tavo konkurentai taip gražiai sustojo vienas į kitą, vienas apsisuko ir taip bum 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 bum. 4 ar 5 tai va. Neina Civikas visiškai. Kažkas jam ne taip. Ir įtarimų nieko neturi? Žinok, su Civikais kaip prasideda. Arba gerai, arba viskas blogai, nesuprantu. Narbutas jau bandys eit miščių, Vytautas kaip ir išsiaiškina, gal ir tu kartu su Narbutu naik.
Narbutas sako, nebeįspira Kupiškio, jūs užkrečiat. Irgi bėga neturėjo berods, trečio. Jau aš antras kiek kartų nepataikęs šiandien. Bet ir nepasivyja, finišavai 5. Bet spaus nespaudys, neina tas įvyks, ne? Tai užgesinėja, burbuliuoja, traukos nėra. Gesinėja ten. Testų dienų šiandien realiai buvo viską, bandėm šiandien. Tau, Edvinai, pradėjai čia, bandėjai ieškot bėdos jam. Bandėm žiūrėti viską, bet kol kas nieko nežinom. Ką čia ieškos? Bandysim testuotis, gal Kupiškį važiuosim. Keisim detalės iš eilės. Nes jeigu nori važiuoti, tai testuotis tikrai reikės tokiais gedimais. Jo, nes čia net neverta važiuoti kažkur. Čia ir su 1.6 juniorais nebūtų ką vykti. Jo, nes važiuoja kaip su pusę galios. Nu, žinai, biškė bidna, bet iš kitos pusės 5, žinai, tokia sėkmė vis tiek tą vieną koją įžengė trasan. Atsilaikė ir kad, Sekasi stipriausiems. Ne, išgyvena nestipriausia tie, kurie sugeba greičiausiai prisitaikyti. Jis prisitaikė prie tos situacijos. Pasidarė tą tokią atotrukį po visų nelaimės, neatleido ir... Tai ką, dabar po 2 savaičių? Latvija? Išsispręsim, nes jeigu neišspręsim, tai jau čia nevažiuosim. Neverta. Vieną etapą gali išmest iš tų visų blogiausią. Tai jeigu sustvarkius, tai žiūrėk šitą galėtum išmest visai neblogai taškų lentelę paskoreguoti. Gerai, ką tada? Gero kelio namo su dunduliu ir biški gyvų civiku. Gerai, sėkmės tada, bernai. Gerai, iki. Startas eina, gala!
pasisekė startai? Starts padangas geras, palėja kaip tik. Įsikryto kortos. Tyka žiauriai. Nors dešinys kraštas kaip ir geras buvo, būčiau rinkęs aš ir 10, bet kadangi jau pasirinko, tai ėjome kairį. Visą dieną tokia 50/50 dėl pirmos antros. Finalas atidavė tą duoklį. Jo, dar per veidrodėlį žiūri, sako, viskas nesivis, žiūri, nieko nėra. Pasidarai neblogą atotrukį. Sportavai kabinete. Kuriam? Golfo. Palaikiai tempą vis tiek neatleidai, nors ir nematei varžovų savo. Čia tik tai prisilaikiu akmens didelį ant kampo. Prieš. Jo, o daugiau visur, kur putra, tai liūks. Gerai, pirmą vietą. Yes. Kada BMW baigs ten daryti tas tokios suėjimus ant posūkių? Jau kai sueina, tai jau nebepaleidžiat nei vienas. Tave labai neskaniai apsuko. Ką? Tave labai neskaniai suko. Ne, prieš mane Taujanis apsuko korklišą ir aš korklišai, užkirto man kelią, aš jį stuktelėjau. Tas, kur antrą vietą užėmė berods, jisai apsuko vieną. Labai yra filmuota, labai rėmės ilgą laiką važiavo, tiesiog neatleido. Tai va. Kaip tavo irgi toks BMW susibūrimas posūkiuose? Aš nemačiau, nestovėjau čia, tai aš tik tai šitą ratalį mačiau, aš tos nemačiau, tai negaliu ką. Labai ten jie mėgsta Jeigu jau pasgavo vienu, tai iki galo, kol apsuksime. Gerai, kur čia? Aidas. Važiuojam, padom pasitraukti ir važiuojam, jie laukia galvoj. Na, Aidai. Antros vietos neįsaugojai, bet trečią išsaugojai. Jo. Sunkiai. Paskutiniai ratai čia jau labai jau tau rėmė. Sunkiai, bet vis tiek. Išsaugojai. Per daug atsidariau, paprasčiausiai antram. Jauti, kad jau per plačiai jau pats? Jo, pats per plačiai. Bet radėlys dar suprantė nukrytą, nematau, kas šaunė už manęs ir yra kaip yra. Nu gerai, vis tiek podiumas. Labai gražiai. Kad ir trečia, bet ne ketvirta. Vis tiek, kiek iš 8 jūsų, 6? 8 šiandien buvo registruota. Trečia vieta, tai labai puikus rezultatas. Gerai. Gerai metinė lipam. Be gedimų šiandien. Rimtų kažkokių. Rimtų bet jau reikia pasitvarkyti ir važiuoti. Ilga tiek. Gerai, tada ant podiumo. Nu kaip senelio važiavimas? Gerai. Labai gerai. Jo. Dar vieną taurė namo. Ką? O, sakiau, nereikia tai daryti. Auklėje tas, kuris nebevažiuoja. Kol kas. Nerodys, man. Nu, papas, aš atrodo turiu nufilmavęs. Dunkstelėjai. Tau labai šlykščiai. Visiškai. Man tu irgi šlykščiai. Tai ta 2 litrų klasė šiandien pasiėmė iš jūsų ir nervų, ir mašinų detalių. Ką padarysi? Tai ir kaip yra, jo. Bet svarba aplinka man nervus. Jo, tu padangą kelintam rate. Aš nežinau, pirmam gal. Ai, netgi taip? Ar antram, na? Nes aš jau mačiau, kai jau grinai buvai numontavęs tų kaliokų. Ai, važiau, gal to šūsą, gal bišką. O tu gavai paspaus tik trečioje kvalifikacijoje ir viskas. Trečioje finalis. Bet finalė, nu tai ką, žinai, čia tai tą susuko su kamščiu ir pasibaigė. Dar bandai kažką įrodinėti, bet tai ką ten, žinai, iš galo labai jau besi. Ne, dar spaudžiu, čia praspaudžiu biškičių, ne į atitvarus. Žinai, kaip jau. Nu ką, bet žinai, bendroji įskaitoj, berods vieną etapą galmės išmest, tai... Tai man neišeis, man kupiškai nebuvo. Tu jau išmetęs vieną, tai va, man tai tik tai. Šitą prakeiktą etapą reiks išmest. Jeigu daugiau nebus prakeiktų. Aš tikiuosi, ne. Nu ką, gerai, tada po 2 savaičių, taip? Latvija. Latvija, aiskriukė. Nu gerai, susimatysim. Pas braliukus. Vėl šitą su savo kamerom. Nu, antras. Gražiai. Tvarkingai. Nu, blemba, gražiai. Gali geriau? Jis gali geriau. Tai kodėl sako Dominikas, kad lievai? Užsiburbuliavo truputėlį, tai dėl to.
Sakai, būtum rimta priekaba buvęs? Nežinau, gal būčiau startą geriau šokęs. Ai, startą praradai poziciją? Jo, iš karto. O po to bevažiuojant viskas tvarkoj? Ne, burbuliavo. Biškai burbuliavo. Kas tais burbuliavimus čia visiems šiandien? Vakumu? Jo, kapą. Mielačius, kaip sakant. Na, bet vis tiek. Jo, bet gerai. Bliudelis yra. Vis netuščiom namo tekėlė. Menė išgyventa, tai ką, 2 savaitės yra Latvija? Nu, tikriausiai. Bandysim kažkaip. Susimatysim. Gerai.